Dauguma kamerų šiais laikais siūlo automatinį sekimą, tačiau ne visose kamerose šie algoritmai veikia vienodai. Šiandien pabandysim paaiškinti, kuo jie skiriasi ir kokią kamerą jums pasirinkti. Hikvision kamerose naudojami 3 algoritmai, tai Auto Tracking 1.0, Auto Tracking 2.0 ir Auto Tracking 3.0. Atitinkamai turime ir 3 kameras. Biudžetinį variantą su Auto Tracking 1.0, Auto Tracking 2.0 tam DMV kamera ir Auto Tracking 3.0. Auto Tracking 1.0 yra orientuotas į paprastas užduotis, kur pamato žmogų, paseka jį kažkurį laiką ir sekimas yra stabdomas. Auto Tracking 2.0 atsiranda papildomas sekimo galimybės, kadangi ši kamera turi 2 kameros kanalus, tai juos tarpusavy galim susijęti, atlikti sąsajos sekimą ir sekti žmogų tiek panoraminiam kanale, tiek išėjus už jo ribų ir stebėti jį visoje teritorijoje. Na ir paskutinė kamera, kuri turi Auto Tracking 3.0, galima atlikti pažangiausią sekimą. Į šią kamerą galima įkelti veidų duomenų bazę ir ši kamera stebės ir seks tik tos žmonės, kurių veidai yra į tą duombazę sukelti. Taip pačiai galim padaryti ir su automobilių numeriais. Visų kamerų valdymus taip pat galite atlikti telefonu, galite atkurti įrašus, prizoominti, stebėti kameros darbą, kalbėti ir klausyti. Štai toks trumpas palyginimas apie Auto Trackingo algoritmo galimybės. Rinkitės kamerą, kuri jums yra prieinamiausia, kurios savybės atitinka jūsų poreikius. Jei turite klausimų, visada galite kreiptis į mus, kontaktai nurodyti video aprašyme.